Negaliu nesistebėti Vytauto nesąmonėm šnekamom. Lietuvoje eilę metų nebuvo galima finansuoti partijų iš užsienio. Atėjo šitie valdantieji įkalė, kad galima finansuoti. Mūsų visos tarnybos pasakė, kad tai yra grėsmė Lietuvos demokratijai. Valdantieji parodė, ką daro. Dabar mes kišamės į valstybę, kur demokratiškai išrinktas parlamentas, jo atstovai priema sprendimus ir nurodinėjom, ką jie turi daryti. Prie ko euro integracija ir šis įstatymas? Prie ko? Iš vis ne prie ko. Kaip taip galima malti ir maišyti? Jie turi teisę sužinoti, kas finansuoja iš užsienio. Ar tai užsienis būtų Rusija, Amerika, Anglija ar bet kas. Jie turi teisę žinoti, kas finansuoja tas organizacijos yra. Vengrijos atstovai paragino visos ES valstybės priimti tokį įstatymą. Ką tik tą įstatymą priėmė Prancūzija. Toks įstatymas galioja Amerikoje. Tai kokius jūs čia vėjus visi šnekat, kad jie blogai kažką daro. Tai siūlo balsuoti tikrai prieš už tokią nesąmonę ir nustoti kištis į kitos valstybės reikalus.